Labą dieną, aš esu Paulius Ambrazevičius. Ir čia yra mano draugas Paulius Ambrazevičius, Mantas Katleris. Ir mes laimėjom šitą galimybę. Pirmą kartą iš viską nors gyvenime laimėjom. Du draugai laimėjom galimybę Baldaroj būti pirmie, kurie išbando su GoPro kamera pasivaikščioti. Tu žinai tas visas. Padarysim video, pažiūrėsim, kaip šita paslauga realiai atrodo ir nors kiek naudinga. Ačiū. Nu, taigi, užsėkime. Užsėkime. Geras, ne? Geras. Čia trečiam aukšte dabar, ne? Jo, trečiam, kur virtuvės baldai yra. Pasižiūrėk. Va, matai? Čia Pasižiūrėk dar žemyn šiek tiek. Kadras, ne? Jo. Gerai, dabar eik prie virtuvės baldų. Atrask savo svajonių virtuvę. Mano svajonių virtuvė? Va, tokia biški. Va, matai? Šitą mėlyną su... Na gerai, jo, matau. Palangos tiltas. Bet... Čia yra Palangos tiltas. Norėtum savo virtuvėje turėti Palangos tiltą? Oi, čia žiūrėk, ir stalčiukai, ir visokie atsidaro, ir viryklės įmontuojamos, ir šaldytuvų vieta, ir apšvietimas koks. Žiūrėk, pusbario kėdė Vika. Kaip pusbrolio kėdė. Gerai, paik arčiau. Tada... Nunerčiau, bet toliau eik. Va, dar vienas virtuvės baldas. Daug čia, žinok, jų netikėtai. Va, gerai, atgavau vaizdą. Ne, gerai. Ne, normalus esi. O, čia staliukai visokie, bet čia įsivaizduoju tokia sodė, žinai, labai. Padaryk liftą, prašau. Liftą. Žiūrėk. Tu žiūrėk į save veidrai. Labai lėtas liftas pastatė. Gerai, tvarkoj. O laiptai? Gerai, geras. Eik toliau. Ne, čia nebeik. Eik, va čia. Jo, čia buvo. Palei laiptinę. Va, štai. Žiūrėk, čia ir orkai tai impregnuotai. Nu, va šitą virtuvę visai norėčiau. Gal net su stalu. Ja, bet čia reiktų šeimos. Nu niekas, šeima, žinai. Jeigu bus virtuvė, bus ir šeima, man atrodo. Nori netikrų paprikų? Paragauko jis tikrai netikra. Tikrai netikra. Kas kišiausia, kad pusė jų prakastos yra. Jo, palatokai. Nuopolis toks biškiau. Čia avokadas. Apgrauštas. Gerai, eik aplink, eik toliau. Jo, apeik dar iš kitos pusės, Pauliau. Jo, O, čia žiauriai gera virtuvė. Aha, šitą gražią. Tokia futuristinė, visiškai, žinai, kai rodo iRobot 2040 plus va tokias virtuvės. O kas čia yra tas sidabrinės tokios plytelės, čia stalčiai? Ar čia kompus, ar čia kompiuterio monitorius, kur gali fuližiai? Nu va čia va. Čia? Jo, čia stalčiai. Čia spintelė. O, šitos nori virtuvės vis. Čia Robocopo virtuvė taip atrodo. Kur pusė žmogaus, pusė... Gerai, apeik dar biškį dešinę pasisuk. Va, žalinės. Padaužyk, pažiūrėk, ar ąžuolas. Žinok, čia su ąžuolu kaip sauksi, jeigu prakali, tai ne žalinė. Žinok, ąžuolas, nes ranką susilaužiau. Kiek laiko sutaupytum, žiūrėk, atrodo, kad tu darai vakarienę. Nes makaronai ir ryžiai. Viskas. Aš angliavandenį nevartoju, žinok, kad seniai nebevalgysiu dalykų. Bet va, kas ten sudėta, tai jo, ten praverta. Kokosai? Pažiūrėk žemiau šiek tiek, nes matau. Štai kokos. Matai? Jo. Aš žinau, kad žiauriai kokosą mėgsti. Čia už stalo įžiūrėk. Na va, čia valgomas. Nu, išrink man, kuris pas mane, žinai, buvai pas mane, ne kažkada? Aha. Išrink, kas man gražiausiai, kuris tiks stalo. Šitas, man atrodo, toks biškai klasikinis. Toks tamsus ten. Šitas, ne? Jo, bet tokį kažkokį panašų stalą. Bet aš minkštų norėčiau kėdžių. Minkštas šitas? Nu tai va čia yra ir minkštas. O, šitas daug geresnis, dar plus šis saulėgrąža kažkokį. Čia galėtum sėdėt gale šito stalo ir sakyti visiems svečiam, jūs turbūt nežinot, kodėl aš jūs visus čia sukviečiu.